Labadiena. Šiandieną tyliuose pokalbiuose mes kalbėsime apie rūpinimąsi savo senais tėvais. Apie tą sunkų momentą, kuomet vaikai turi priimti sprendimą, kaip elgtis, kai jų tėvai suserga. Kaip mylėti tėvus ir jais rūpintis, kai tu gyveni už 1000 kilometrų. Ir kaip tada spręsti tą sunkų klausimą. Šiandieną mūsų pokalbio viešnia yra Asta Asker. Daugiau nei 20 metų gyvenanti emigracijoje, šiandien atvykusi iš Danijos. Beveik prieš metus ji išlydėjo savo mamytę. Asta taip pat dirba Danijoje globos namuose. Ji labai gerai žino, ką reiškia rūpintis sergančiu senu žmogumi. Aš tikiuosi, kad šis pokalbis bus jums labai įdomus. Labas, Asta. Labas, Daiva. Tu atvykai į Lietuvą iš tikrųjų į savo artimųjų žmonių šventę, ar ne? Ar tai pirmas kartas, kai tu atvykai į Lietuvą po savo mamytės laidotuvių? Mamos netekau praeitų metų rugsėjį, buvau šių metų sausį sutvarkyti einamų reikalų, o dabar pirmas kartas, kai atvykau į sūnėno vestuvės. Ar tu turi dar namelius, kuriuose gimei, kur tavo mamytė gyveno? Gimtinę savo turi? Gimtinės aš senai nebeturiu, 18 metų, kur buvo mano gimtinė, kur buvo mano gimti namai. Kai aš nusprendžiau likti Danijoje ir kurti šeimą, mama tos namus pardavė. Tai ten buvo mano namai, ten buvo mano gimtinė, bet butą, kurį jinai nusipirko ir jame išgyveno beveik 18 metų, tai ten yra mamos. Tai aš visą laiką grįždavau nuo to laiko, kai buvo parduoti namai, aš grįždavau pas mamą. Ne į namus, bet pas mamą. Bet kai tu grįžti pas mamą, tu ir grįžti į namus. Tai šitų namų nebėra. Bet aš šitą, kai grįžau, aš turbūt pati savo tik tais dabar suvokiau. Aš žinojau, kad aš ją palaidau, aš žinojau, kad jos nebėra, bet jinai nebuvo su manimi kasdieną Danijoje. Tai kaip ir aš, žinai, kaip yra man jinai kažkada yra sakius, kad kai tu prarandi artimą žmogų, tu suvoki, tavo protas suvokia tik žymiai vėliau, kad jau tikrai niekada nebepareis. Ir va šitas atvažiavimas man į Lietuvą, turbūt mano smegenys tai galutinai suvokia, nes aš pirmą vakarą labai verkiau. Aš tiek verkiau ir aš nesupratau, kas darosi su manimi. Aš sėdėjau, verkiau ir aš galvojau, jeigu aš nesusivaldysiu, aš nei į šventę nenueisiu mes kitą dieną, ir aš iš viso norėjau susikrauti, išeiti, kažkokia tai visiška nevaldoma situacija buvo. Matomai gal ateina suvokimas, va dabar viskas. Nors aš turiu fantastinę šeimą Lietuvoje. Aš turiu 2 nuostabius brolius, aš turiu 2 brolinės, kurios yra kaip sesės. Aš turiu sūnėnus, aš turiu dukterėčias, aš turiu labai gerą šeimą. Ir aš žinau, kad Lietuvoje aš turėsiu kur grįžti. Tai mano artimi žmonės. Bet tai yra nebe taip, kaip aš grįždavau pas mamą. Nes su ja nereikėjo planuoti, su ja nereikėjo derinti. Jei tai reikėjo, aš jai paskambinau ir pasakydavau, mama, aš nusipirkau bilietus. Oi, kaip smagu dukryt. Viskas. Dabar jau, ta prasme, aš negaliu iš vakaro paskambinti ir pasakyti, žinai, aš atvažiuoju rytoj. Galbūt, bet tai vis tiek jau yra, pagaliau mano laikas yra planuojamas, pagaliau yra žmonių darbai, yra planai, daug kas yra. Taip nebebus. Ir va dabar aš esu svečias Lietuvoje. Aš nenoriu labai skaudžiai krapštyti tavo širdies, bet vis tiek noriu paklausti. Ta vakarą, kai tu verkiai, bet kokia emocija draskė tavo širdį? Tai buvo tiesiog netekties skausmas? Netekties suvokimo, kad niekas taip tavęs nebelauks. Niekas. Niekas tavęs taip nebelauks. Ir vėl tai yra viskas tik apie mus. Ačiū Dievui, jei kančia pasibaigė. Jinai nenusipelnė to, kaip jinai kentėjo, bet tokia Dievo valia. Bet jai pasibaigė, o dabar yra viskas apie mus. O mes kiekvienas krapštomės ir keliamės ir griūnam savaip. Vienam atrodo, kad tyloje jam geriau, kitam reikia išsiverkti. Man tas paprasčiausia, aš pasidariau kavos, atsisėdau ir pradėjau žliumpt. Vyras į mane žiūri ir sako, kas yra, sakau, nežinau. Ir aš taip verkiau, kad aš to neplanavau, aš to net neįsivaizdavau, kad taip gali būti. Bet tai buvo.
O tas 20 metų, kai tu buvai toli, jūs vis tiek jautėtės arti? Jūs Labai. pastoviai bendravot, Labai. susitikdavot? Labai. Tas atstumas neatrodė labai toks skaudinantis. Mano dukra gimusi Danijoje, jinai, galima sakyti, labai didelę dalį užaugus yra Lietuvoje, plus mano mama labai dažnai pas mus važiuodavo. Jinai pirmus 10 metų, kai gimė Izabela, jinai pas mus būdavo labai dažnai. Buvo metų, kai jinai 9 mėnesius pas mus buvo. Ir iš tikrųjų mūsų noras, viltis buvo, kad jinai pas mus ir persikraustys. Ir mano vyras labai norėjo, ir jis ją labai rūpinosi. Ir jisai visą laiką sakydavo, kai atvažiuodavo, jisai ją močiutė vadino, kai atvažiuodavo mano mama pas mus, jisai visą laiką sakydavo, kai močiutė čia yra, siela yra namuose. O močiutė nenorėjo važiuoti? Močiutė, žinok, nenorėjo jinai važiuoti. Jinai visą laiką sakydavo, pirmiausia, tai yra kalba. Nors mes ir turim lietuvišką televiziją ir visą kitą. Bet čia mano kapai, čia mano vaikai. Ir jinai visą laiką sakydavo, tu suprask mane teisingai, ne dėl to, kad tu mane vaikas. Bet čia mano namai, čia mano kapai, čia mano taip ir taip. Nors prieš mirtį, jau tos paskutinius metus, man kažkada yra sakius. O sako, tu nori teisybės? Sakau, sako, aš dabar turbūt gailiuosi, kad nevažiavau. O paskui aš sužinojau, šitą jinai man nėra sakius. Jeigu jinai būtų pas mane gyvenus, aš ją būčiau turėjusi sudeginti ir parvežti į Lietuvą. O jinai buvo kategoriškai prieš deginimą. Ir tai buvo jos valia. Ir kad ir, pavyzdžiui, aš įsivaizdavau kitaip, mes ją laidojom su karstu. Tai buvo jos valia. Kiek metų sirgo tavo mamytė? Žinok, mano mama, ta prasme, jinai jau paskutinius 4 metus, jinai tokia silpna buvo, bet pas ją buvo, žinok, kalneliai. Prieš 3 metus jinai slaugos ligoninėje buvo. Aš ją taip pat grįžau, tada vasarą buvau Lietuvoje, grįžom iš atostogų ir aš vėl turėjau grįžti atgal, nes jinai jinai labai pablogėjo, jinai jau nebevaikščiojo. Ir aš ją į slaugos ligoninę išvežiau. Tai ir yra tas momentas, kada reikia priimti sunkų sprendimą. Ar tau sunku tai buvo? Kai dabar aš jau žinau, kad kitas sprendimas buvo sunkesnis, tai tada tas tuo metu man atrodęs pats baisiausias, jisai buvo ne tas. Tai buvo lengvesnis. Ir tada jinai sirgo labai, aš ją išvežiau. Ir kai man reikėjo išvažiuoti į Daniją po savaitės, aš mintimis atsisveikinau, širdį atsisveikinau, staugdama išėjau laiptai žemyn. Įsėdau į mašiną ir išvažiavom. Bet mano mama prisikėlė, jinai slaugos ligoninę atvažiavo gulinti, o išėjo savom kojom. Tai kai aš girdžiu kalbas apie slaugos ligoninės, kad ta prasme tai yra numarinami žmonės, kad tai yra labai blogai ir taip toliau, aš nešneku kitų istorijų, aš šneku tą, ką aš mačiau ir taip, kaip buvo. Mama parėjo savom kojom į savo butą po 9 mėnesių. Ir tada jinai vėl sėdėjom mes visi ir ateina suvokimas, kad o kas bus, jeigu bus. Mama nei pas vieną sūnų nenorėjo, pas mane nevažiavo. Sprendimas būti vienai tol, kol turi jėgų. Taip. Savi namai, netgi jinai buvo labai silpnai matanti, jinai pabaigoje beveik jau akla buvo. Jinai matydavo labai nedaug. Bet jinai netgi vaistus, jinai susidėjus būdavo, jinai viską turėjo. Jinai savo butelėje buvo kaip savo oazijai, kur jinai viską žinojo, kur kas yra sudėta. Savo mažoji karalystė. Tai va būtent savo mažoji karalystė. Ir tada atėjo sprendimas, kad aš sutvarkiau popierius, pasitarus su broliais, aišku, su mama pasišnekėjus. Kad bus globos namai. Ir ką mama? Mama, aš dabar dar galiu, bet aišku, jūs darykit kaip jūs žinot, nes, ta prasme, sakau, mama, jeigu vieną dieną, kiek kartų jinai buvo iškritusi, kiek kartų mano broliai naktį važiavo, brolis ir brolė nevažiavo naktį, jie kelti. Kaimynai paskambinė yra, kad supranti, daužo grindis, nes, žmogui reikia pagalbos. Tai va tada mes ir žiūrim vienas į kitą ir galvojam, va čia yra, nepriežiūra, tu negali palikti va taip žmogaus, tu negali, netgi tas žmogus, jeigu nori. Ir galiausiai mama sutiko, mes užrašėm į eilę. Ir aš tada taip, žinai, pati būdama Danijoje, dar atsimenu vyrui pasakiau, klausyk, sakau, aš ją išvežiau į slaugos namus, tą į ligoninę. Sakau, va dabar, kai ateis eilė į globos namus, sakau, aš nebevažiuosiu į Lietuvą. Sakau, tegu jie veža, tai kad, sakau, man per sunku. Bet viskas susidėliojo taip, kad tai buvo mūsų vasaros atostogos. Mes buvom irgi pakviesti į vestuves, sulaukėm skambučio. Bet yra vieta. Aš žiūriu, nežinau kur ir galvoju. Tai va čia Daiva buvo, aš šito niekada nepamiršiu. Ta rytą, kaip atsikėlėm, nuėjom pavalgyti ir jinai taip sėdė ant sofos, po to, žinai, ir aš taip stoviu, vyras stovi, dukra,
Ir aš taip žiūriu, žinai, ir jau matau atvažiuoja mašina, transportą, žinai. Ir aš sakau, mama, laikas. Va čia buvo baisu. Ne tada, kai vežiau į slaugos ligoninę, todėl kad ten, supranti, tu negali tokio žmogaus palikti namie, nes jam reikia priežiūros, tu jos nepavartysi, reikia, aš naktį ją tada prižiūrėjau, aš pati slaugoje dirbu, bet ta prasme, supranti, reikia specialios lovos, reikia priemonių. O čia, bet tie žodžiai man, supranti, mama, laikas. Bet mama žinojo, kur važiuoja. Tai žinojo, jinai viską žinojo. Buvot nuvažiavę apsižiūrėti? Ne, nebuvom nuvažiavę apsižiūrėti. Bet mama žinojo apie tuos namus ir taip toliau ir panašiai, bet mes ten nebuvom. Nu ir nuvažiuojame su to transportu ir viską ir po to, žinai, ir dabar atsimenu mamos žodžius, nes jinai prieš man grįžtant, jinai buvo naktį iškritus vėl. Ir kaip jinai sako, jinai pasidėjo pagalvytę mažą po galva, ir nes net negalėjo pasiekti telefono. Ir jinai man sakė tada, sako, tai turbūt buvo ženklas, kad man parodė, va, tu nebegali būti viena. Tu va namuose, bet kam tau tokie namai, jeigu tu, nu, ta prasme, tu lauki ryto, kol ateis darbuotoja, nes pas ją jau ateidavo ir ras tave ant žemės. Nu, taip ir buvo. Nu ir viskas. Ir žinok, kai mes tada nuvažiavome tuos namus, aš su ja važiavau, vyras su dukra iš paskos. Ir va, kaip aš ėjau į tuos namus, va, man ten buvo šokas. Ir aš tai nesakau, kad tai yra blogi namai. Bet tai yra ne tokie, kokie yra Danijoje. Tai nėra atskiras butas, kuriame tu turi salioną, tu turi terasėlę, jeigu ten pirmam aukšte, tu turi savo miegamąjį, tu turi dušą, vonę ir taip toliau, ir mažą virtuvėlę, jeigu tu darai įsivalgyt pats. Čia yra kambarys. Jinai turėjo 2 vietį. Tai buvo viena moteris, o mama buvo kita. Tai vat, langas, viena lova, kita lova. Ir bendras dušas su tualetu. Man buvo šokas. Nors aš žinojau. Bet žinai, kai tu pamatai. O Danijoje nėra taip, kad vienam kambarį keli žmonės? Ne. Senais laikais buvo. Dabar nėra taip. Dabar nėra. Kiekvienas turi savo privatumą. Danijoje globos namai tai yra butų kompanijos, kurios, taip kaip jos nuomoja butus, jos taip nuomoja, pavyzdžiui, tai yra pastatas ir vienu žodžiu išnuomoti yra būtai. Ir tu moki mokesčius ne globos namams, o tu moki mokesčius tai firmai kompanijai. Tai yra tavo erdvė. Nu, bet iš kitos pusės, jeigu mamytė yra kalbanti, tai gal yra gerai turėti su kuo pasikalbėti? Žinok, taip atrodo. Supranti? Nes, žinok, pavyzdžiui, pirmiausia, tie žmonės jau jie yra, kuriem reikia priežiūros, supranti? Mes visi esam skirtingių charakterių, mes visi esam skirtingos asmenybės. Vienai patinka daugiau kalbėti, kitai galbūt patinka būti tyloje. Viena naktį, pavyzdžiui, gali užmigti, kita negali užmigti. Jeigu, pavyzdžiui, yra knarkiantis žmogus. Daugiau visokių dalykų, nes tu staiga atsiduri su kažkuo, su kuriuo tu net neplanavai būti. Mes, pavyzdžiui, išvažiuojam kažkur su draugiam. Tai mesgi nevažiuojam su to žmogum, kurio mes nežinom, mes važiuojam su draugais, gerai praleisti laiką, pailsėti. Pagaliau pabūti, patylėti kartu. O tu čia va dabar gyveni kambaryje su žmogumi, su kuriuo tu ir gyvensi. Svetimas žmogumi, prie kurio irgi tu turi derintis. Taip. Tai va, ir tada aš... Tavo išgąstis turėjo pagrindą, tai iš tikrųjų buvo sukelia nepatogumų. Nu taip. Bet tai tiek, kad vat, kaip mes tada irgi išėjom visi 3 jau grįžinėjom atgal į butą ir tai prie mašinos aš su dukra pratrūkom. Man buvo labai baisu. Beprotiška kaltė. Nežinau, viskas viduje. Kaltė, pyktis, nusivylimas savimi. Kažkoksai tai, ne tik, kad pyktis ant mamos, kodėl tu nevažiavai pas mus, kai mes tavęs maldavom. Nežinau. Plius dar žmonių nuomonės. Supranti, bet aš tik vieną noriu ką pasakyti. Kad ir kokius sprendimus priimsi gyvenime, tu niekada neturi klausyti ypač tų žmonių, kurie nežino tavo situacijos ir kurie sako, aš taip nedaryčiau. Žmogau mielas, tu nežinai, kaip tu padarysi gyvenime. Tu nežinai, kaip susidėlios situacijos. Tu nežinai, kaip viskas pasidarys vieną dieną
ir tu staiga turėsi priimti tokį sprendimą, kur tu atrodo, jeigu man kas nors būtų pasakęs, nežinau, prieš kiek metų, tu baigtų. Mano mama tikėjo ir ta prasme, aš pati buvau, užtikrinta, kad mano mama gyvens su manimi. Ir kai aš priimiau sprendimą likti Danijoje, jinai manimi labai džiaugiasi. Ir manimi mano sutiktų žmogumi ir laikas parodė, tas mano žmogus, jis yra man didžiausia dovana. Bet aš sumokėjau labai didelę kainą už tai. Aš palikau visus. Aš esu labai artima su šeima. Aš labai artima buvau su mama. Mano mama labai mylėjo ir visus, ir brolius, ir brolienes, ir taip toliau. Bet jos ją prižiūrėjo kaip mamą. Ir kai reikėjo mamai priežiūros, dar kol jinai nebuvo globos namuose, kol jinai buvo namuose, tai kas ją žiūrėti? Broliai. Vienas kitur gyvena, bet kai grįždavo, abi brolienės ir vyriausias brolis. Aš dėkinga ir jiems, bet jiem tai yra mama. O mano brolienės neturėjo to daryti. Jos tai darė ne dėl to, kad jos turi, o dėl to, kad jos mano mamą mylėjo kaip mamą. O jinai jas mylėjo kaip dukras. Ir tai aš jom iki gyvenimo galo būsiu dėkinga. Ypač jom. Žiūrėk, mes vėl užkabinom tokią dilemą, kad tu jauna moteris, nori gyventi savo gyvenimą. Tu matai savo gyvenimą kitur. Galbūt tu jau esi sutikusi žmogų ir tu sprendi savo kitą klausimą. Taip, bet mano mama yra Lietuvoje. Yra daug žmonių, kurie ir nepasirenka to savo gyvenimo tam, kad padėtų nugyventi likusį gyvenimą savo mamai. Čia iš tikrųjų yra dilema. Nesmerkiu nei tos pusės. Aš pati su tai esu susidūrus. Kažkada aš buvau sugalvojęs iš tikrųjų, kad gyvensiu ne Lietuvoje. Ir mano brolis irgi gyvena užsienyje. Ir aš mamai sakiau, tu mama, tu tik nepergyvenk. Tu būsi visur, kur būsiu aš. Nesvarbu, kur aš apsigyvenčiau, kur aš čia jau ištirėsiu. O čia, tu būsi su manimi. Šiandieną mus skiria 300 km, jinai Žemaitijoje iš Vilnių. Aš jos į Vilnių negaliu prikalbėti atvažiuoti. Tuo labiau tu jos niekur neišsivežtum. Niekur. Kol žmogus yra sveikas, taip jisai jaučiasi savo mažoje karalystėje, turi savo aplinką, turi savo sociumą, turi savo įpročius. Tie įpročiai, ta rutina jos dienos yra labai svarbus dalykas. Taip mes ir aš ir brolis, mes kiekvieną dieną esam šalia per nuotolį. Per nuotolį. Bet dabar, kai galvoji, tu negavai taip, o gal man nereikėjo išvažiuoti tą užsienį? Ar gal man reikėjo tą vyrą pasimti, susirinkti ir Lietuvą parsivežti? Gal būtų buvę geriau? Aš manau, kad tu visokius klausimus svarstėjai. Žinok, šito klausimo nebuvo, žinai kodėl? Todėl, kad mano mama buvo visiškai, absoliutiškai nesavanaudė žmogus. Iš vienos pusės tai yra labai gerai, iš kitos pusės tai yra blogai, nes kai mano amžinatilsį tėvas žuvo, kurio aš neatsimenu, tai jai buvo tik 41, beveik 2. Jinai buvo jauna moteris, graži moteris. Jinai pasirinko vienatvę vien tam, kad jinai nenorėjo, kad kažkas ateitų ir jeigu nemylės mūsų visų 3. Tai va čia tas nesavanaudiškumas, aš galbūt dabar, kai pati esu jau suaugus ir, ta prasme, jau virš 50, aš galvoju, jinai pasiaukojo, o galbūt ir nereikėjo dėl jos pačios. Jinai paaukojo savo gyvenimą mums. O kai atėjo ta diena, mes juk pasirinkom savo gyvenimą, mes nepasirinkom jos. Ir dar vienas dalykas, kad mama niekada ir nebūtų leidusi, kad ją rinktis. Jinai visą laiką yra sakius vieną paprastą dalyką. Vaikai neprivalo kažkokią tai duoklę ar kažką. Reikia mylėti, reikia gerbti, reikia padėti, bet negyventi dėl to, dabar pamiršti savo gyvenimą arba save vien dėl to, kad dabar, jeigu aš, pavyzdžiui, vieną dieną būčiau nusprendus grįžti, jinai būtų manęs nepalaikusi, jinai būtų man sakius, aš kažkada esu sakius, mama, sako, tu nori, aš grįšiu, sako, kur tu grįši, apie ką tu kalbi. Ir aš žinau, dabar mama yra laiminga už mus visus. Nes mes turim tikrai gražias šeimas, broliai ir aš. Ir jeigu man, pavyzdžiui, mama, sakykime, būtų sakęs, tai va, aš dabar čia viena, tu tai išvažiavai. Ir jeigu tai būtų buvę, taip, tada būtų atsivėręs pragaras visiškas.
To niekada nebuvo. Tik vieną kartą, prieš pat tada kovo mėnesį, kai aš dar buvau, eilinį kartą, ne eilinį kartą, bet tikrai tada jinai vėl prie mirties buvo. Sakau, mano mama paskutinius 4 metus va taip, jinai tokio stiprumo, kad aš nežinau, buvo. Tai 1 minutę pas ją toksai kaip piktis buvo. Sakau, mama, mes rytoj išvažiuojam, sakau, tu nori, sakau, mes dar užvažiuosim, žinai, prieš važiuojant į aerouostą. Nieko tu čia nebeik, neprivažinėjai, nebeprivažinėsi. Pirmą kartą per šitiek metų. Toksai, žinai, aš net pasimečiau. Paskui, nu gerai, užvažiuok. O paskui aš ten su viena šnekėjau darbuotoja, tai jinai sakė, sako, praktiškai nebūdavo dienos, kai jinai jau paskui, ta prasme, nesakydavo, kad jūs žinotumėt, kaip aš ilgėjausi dukros kiekvieną dieną. Šiandieną, jeigu tau reikėtų priimti sprendimą, tą, kurį priimi prieš daugelį metų, ne apie mamos ligą kalbant, o apie tavo gyvenimo pasirinkimą, ar tu rinktumės kitaip? Ne. Aš nesirinkčiau kitaip, tik aš dabar, kai žinau, kad mano mama ant pačio galo, sakykim, gailėjosi, tai vat vienintelis, kas būtų, jinai būtų atvažiavus pas mus. Bet aš viską daryčiau taip pat, kaip dariau. Aš manau, kad ir tas visas gyvenimas iki to mane vedė būtent į tai, kaip aš gyvenu dabar. Ir pavyzdžiui, sakau, kad ir ta pati mama, jie Lietuvoje rūpinosi, bet tada, kai jinai buvo daug tų metų pas mus, važinėjom pirmyn atgal, jie visi rūpinosi. Jinai niekada nebuvo pamesta, jinai niekada nebuvo palikta. Nors mes girdėjom ir tokių kalbų. Bet aš sakau, žmonėm, kurie stovi tokioje situacijoje, arba pavyzdžiui, išvežė į senelių namus. Išvežė. Suprantat, taip sakoma. Lietuvoje didžiausia bėda yra dar iki dabar, kad žmonės, kurie išvežami į globos namus, jie yra jau matomi kaip nereikalingi daiktai išmesti į sendaikčių sandėliuką kažkokį padėtą. Tai yra žmonės, tai yra jų gyvenimo istorijos. Tai kiekvienos šeimos pasirinkimas. Ir tu niekaip negali komentuoti ar teisti. Tuo labiau smerkti. Tuo labiau smerkti ir sakyti, aš taip niekada nedarysiu. Žmogau mielas, tu nežinai, kaip tu padarysi. Tu gali taip padaryti, kad jeigu man kas būtų pasakęs prieš daugelį metų, kad mano mama bus globos namuose, aš lygiai tą patį būčiau sakęs, nu jau. Vėlgi, supranti, tie globos namai, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie dirba tenai. Taigi, kokia yra susidariusi nuomonė? Atvežami, išmesti seni žmonės, o prižiūrinčios darbuotojos, jos yra pampersų keitėjos. Viskas. Kol tokia nuomonė bus, to logiškas žmogus nesusidūrė su ta situacija, jisai iš tikrųjų galvos, nu jau mamos, aš ten, tai jau niekada neatiduosiu. O kaip jau jinai gyveno viena bute, visą laiką būdavo taip, mes jau kaip atvažinėjom, jinai visą laiką per virtuvės langą žiūrėdavo, mūsų laukdavo. Taip, visas mamos taip daro. Taip. Kai mes išvažinėdavom, jau galiausiai, kad nebelabai matė, jinai eidavo prie to lango. Tai žinok, ta išlindusi žila galva per tą langą, toj vienatvėj, man yra baisesnė už 15 senelių namų. Nes tai yra žiauriai sunku, aš paskui mamai nebeleisdavau prie to lango. Vėlgi dėl savęs. Aš nepagalvodavau, kad jinai nori, pavyzdžiui. Aš jos prašydavau, mama, nebeik. Nes tada tu žliumbėjai kokiu kėdainiu. Ir vėl tai viskas tik apie mane. Tai supranti, už tai sakau, mes kiekvienas einam per savo sąžinės skausmą, kaltinimus. Oi. Sakau, patarimas visiems, neklausykit žmonių, todėl kad tik jūsų šeima, tik jūsų istorija žino, kokia situacija yra. Ir Lietuvoje, aš manau, yra labai didelė problema su darbuotojais dirbančiais tenai. Ne dėl to, kad jie blogi, bet jiem nėra suteiktos jokio. Pavyzdžiui, aš baigiau studijas, kurios užima 3 metus. Yra sveikatos padėjėjas, mokinausi metus 7 mėnesius ir toliau ėjau mokinti sveikatos asistentų.
Tai yra viskas, nuo fiziologijos, nuo kraujotakos, nuo organų, nuo psichologinės, nuo fiziologinės. Taigi juk mes atėję pas mus ten į tą jau būtą to žmogaus, arba kad ir čia atėję į tą kambarį, suprant darbuotojai. Taigi jie pirmi pamato, jie turi pirmi pamatyti, kad kažkas ne taip. Juk galima labai daug pamatyti pradžioje visokių krešulių ir taip toliau simptomų pradžioje, kur tu gali užbėgti už akių visam šitam, kas gali atsitikti labai blogai. Bet jeigu tu geriausiu atveju turi kursus 6 savaičių ir tu eini dirbti. Ar tu pastebėjai, kad Lietuvoje darbuotojai neturi tokių kompetencijų? Taip. Bet aš negaliu šnekėti apie visus. Aš nebuvau visur, aš nežinau. Ir aš kur tu buvai, ką ten, kur matei? mama buvo, taip, žinokit, ten pavyzdžiui, buvo darbuotojų tokių, kurių antiek empatiškų žmonių aš nesu sutikus. Tai buvo nuostabų žmonės. Mano mama labai pasisekė, nes jos, kaip pasakyti, tos palatos jau ta darbuotoja, jinai buvo, ten sakau, ten angelai vaikštanti žemėje. Yra žmonių, tenai yra medicinos seserys, kurios baigusius mokslus ir visa kita. Ten yra labai gerų žmonių, bet ten yra ir tokių žmonių, kurie neturėtų dirbti su žmonėmis. Tiesiog trūko žmonių, jų trūksta. Bet jų ir trūksta, Jų labai trūksta, žinau. Pirmiausia, tai yra labai sunkus darbas. Aš nežinau atlyginimai, aš nežinau, kaip jis yra apmokamas Lietuvoje, tai aš apie tai nešnekėsiu, bet tai yra labai sunkus darbas. Tai yra labai sunkus darbas. Dirbti su žmonėm apskritai yra sunku. Pradėkime nuo Maksimos kasos iki nežinau kur. Čia yra seni žmonės, yra dar jų artimieji, kurie kažkodėl tai įsivaizduoja visą laiką. Kaip atidavai vaiką, nuvedė į darželį, tu nesusitvarkai namuose, bet auklėtoja su dar 15 vaikų, jinai turi susitvarkyti ir su tą vaiku ir jinai turi jį išedukuoti, išmokinti ir taip toliau padaryti. Lygiai taip pat ir čia. Jeigu dabar mano mama arba tėvelis jau yra globos namuose, tai va dabar jisai čiutnė ir vaikščiot pradės ir jisai visą laiką turi būti dėmesio centre ir mes taip norim, bet taip nėra. Bet mes irgi čia iš didelio savo rūpesčio tu tai darai. O aš pavadinčiau tai galbūt sąžinės nuraminimas. Tu supranti, aš pavyzdžiui pabandysiu pasakyti tokį dalyką. Čia iš savo patirties, ne iš Lietuvos. Gyveno, kur aš dirbau, vienu žodžiu, tokia moteris. Ir jos buvo 2 dukros. Ir ta moteris, jin tokia piktoka buvo. O ten irgi yra visokių ten užsiėmimų, karpiniai, mankštos, dainos, griliai, kas tik nori. Ir pirmas, kaip mes su ja šnekamės, ta prasme, nes ten aš buvau kontaktinė ir man jie sako, va dabar, vienu žodžiu, mūsų mama gyveno viena visą laiką, jau man taip iš karto, žinai, ir va dabar mes čia labai džiaugiamės, kad čia, supranti, va dabar jau mama socializuosis ir bus, jai buvo 83 metai. Kai aš čia ne vieną kartą, atsimenu, atsisėdau, sakau, ta prasme, sakau, va dabar pas mus čia yra va toksai užsiėmimas, jinai žiūri ir sako, jeigu tu nori, tu reik. Mes ją turėjom motyvuoti. Tu motyvuoji, bet tu negali paimti žmogaus už rankos ir jį vesti. Tu negali. Netgi teisės tokios neturi. Tai neturi visiškai. Ir tada tos dukros, pavyzdžiui, ateina jos ir, pavyzdžiui, yra popietinė kava. Ir jos mato, kad jos mamos nėra. Mama sėdi savo kambarį su kava ir pyragėliu. Ir aš nežinau, po kiek laiko jos mane susiranda. Kaip čia suprasiu paprastai, o kaip savo, kas sakau, yra. Tai kodėl mūsų mama, va ten, pavyzdžiui, net ten, todėl, kad sakau, jūsų mama nenori. Tai jūs turite motyvuoti, jūs turite, sakau, klausykit, sakau, motyvuokit kiek norit, sakau, jūsų mama gyvena viena. Sakau, jai taip yra gerai. Jinai jau yra laimėjimas, kad neateina pusryčių valgyti kartu su visais. Ir vienu žodžiu, vieną dieną dukra atėjo anksčiau ir aš girdžiu, mama, dabar va čia eisim kavos gerti, tu va dabar čia. Ta mama ją išvijo. Dukra išėjo verkdama. Ir neišeidama man pasakė, tegu jinai daro, ką nori. Ateinantis aplankyti, aš tai vadinu sąžinės nuraminimu savo, kadangi, mano mama nebe viena, dabar mano mama va su žmonėm. Taip, man lygiai taip pat, žinok, kai mano mama eidavo kiekvieną savaitę į mišias, tose globos namuose. Kai mano mama gerdavo arbatėlę ir į Facebooką įdėdavo, aš pamatydavau tas nuotraukas, man gera buvo. O kažkada aš esu kalbėjus su mama. Jai mišios buvo labai, ta prasme, jinai labai vienu žodžiu, nes jinai labai tikinti buvo. Ir tos arbatėlės ir viskas, bet jai nebuvo tiek
jos svarbios, kiek man. Kaip, pavyzdžiui, mama išvežė į ekskursiją į Stumbryną, į Hortenzijų parką. Nu, ten ir mamai buvo gera. Tai man buvo dar geriau. Supranti, nes jinai per tos paskutinius 2 metus jinai pamatė daugiau, išvažiavo, nes jinai gyveno 2 aukšte ir ją nunešti, nu, ten irgi būdavo reikalų. O čia, supranti, su vežimėliu tu į mašiną vežėsi kur tu nori. Pagaliau jie darydavo ekskursijas. Tai va ir vėl. Taip, ta širdutė džiaugiasi, tas vidinis savęs nuraminimas, kad tu tarytum, va dabar padarai kažką dėl savo mamos. Ir vėl tai yra tik apie mus. Bet kitaip asta čia ir nebus, turbūt. Taip. Kitaip ir nebus. Kadangi palėtėm šitą temą, gal tu galėtum patarti dar ką nors tiems vaikams, kurie lanko savo tėvus senelio namuose? Ką dar jie neteisingai daro? Ir ką jie turi daryti? Kai mes jau nuvažiavome, ten nuvežė mamą ir po to kitą dieną ir dar kitą dieną, kai aš ateidinėjau, aš labai mačiau viską, man labai viskas buvo ne taip, kaip aš daryčiau ir ne taip, kaip mes darom. Pradėkim nuo to, kad neturi jos darbuotojos tokių sąlygų, jos neturi pagalbinių dalykų, jos neturi liftų, jos neturi lovas, kurios turėtų pasikelti, jos nepasikelia, jos pasilenkusios keičia tos žmonės. Nėra vietos, kad padaryti taip, kad teisingai, nežalojant savęs arba kiek mažiau žalojant save, prižiūrėti tą ligonį. Deja, vietų nėra. Nėra tokių sąlygų. Tai aš daug dalykų mačiau ir aš galvoju viskas, bet aš tada taip sėdžiu ir galvoju, jeigu man netinka, tai ašgi visą laiką turiu pasirinkimą. Aš pasiimu mamą ir prižiūriu pati. Jeigu man netinka, jeigu man yra labai blogai, jeigu aš nueinu ir man viskas yra blogai, aš pasiimu ją ir žiūriu. O jeigu aš negaliu jos prižiūrėti, tai aš tada suvokiu ir dar kartą kartuoju, jeigu tu nueini ir tu pamatai kažką tikrai negero, tu negali tylėti. Tu tikrai negali tylėti. Bet jeigu tau kažkas tai, ne taip, kaip, pavyzdžiui, tu įsivaizduoji, tai taip niekada nebus, kaip tu įsivaizduoji. Nebus taip. Niekada. Ir tu turi tą priimti. Ir aš tada atsimenu, sėdėjau ir aš galvoju, aš čia nesu darbe, aš esu artimasis, kuris, kai kada mane knysa ten, kur aš dirbu, tai va aš sėdžiu ir tyliu, supranti. Nes, tai yra ne mano daržas, ne mano ropės, kaip sakyti. Aš čia esu kaip duktė. Kaip duktė, o ne kaip darbuotoja. Ir jeigu man kažkas nepatinka, tai vadinasi, jie taip dirba. Ir jeigu tai yra nežalojantis dalykai žmogui, ta prasme, tai žinokit, o kas? Vadinasi, taip yra. Ašgi nepradėsiu nuėjus aiškinti, kaip jūs turi dirbti. Klausyk, o požiūris į tą patį faktą. Tėvai atvežė savo vaikus jau į paskutiniuosius jų namus, ar ne? Iš kurių jie į namus jau nebegrįš. Tu tokiuose dirbi Danijoje. Taip. Požiūris Danijoje skiriasi. Lietuviai, pati sakėjai, greiti smerkti, greiti mokyti, komentuoti. Danijoje kitaip? Danijoje nei vienas, aš vėl sakau iš tą, ką aš sutinku. Tai be abejo, tai savo patirties. Nei vienas neatbėgo su šypsena veide į tuos namus. Nemačiau nei vieno, nei artimojo, kuris atlydėjo, nei tas žmogus, kuris atėjo gyventi. Visi suvokia, aišku, jeigu tai yra demencija ir taip toliau, tai čia vėl kitas dalykas, bet tada galbūt tas žmogus pats ne, bet artimieji jau žino, kur, ta prasme, kur atvažiavo jisai. Bet ten yra sukūrimi namai, supranti, tu ten gauni butą, ten suvažiuoja jų baldai, jų paveikslai, jų pagalvėlės ir visa kita, nes ten yra butas, jų užuolaidos, viskas. Jie tarp savo asmeninių daiktų jie gyvena konkrečiai tarp savo daiktų, viskas tas persikelia, va dabar ten. Nemačiau nei vieno artimojo, kuris irgi tiesiog, jie visi turi, kaip mes vadinam, kai mes gaunam naują žmogų, tai su to žmogum tu dirbi, bet tu dirbi ir su jo artimaisiais, nes jie yra dar didesniai kriziai, nes sąžinė ir visa kita pas visus žmonės yra. Ir kaltės jausmas. Ir kaltės jausmas, o kaltės jausmas yra beprotiškai didelis. Ir aš nežinau, kas gali neturėti kaltės jausmą, gal kas tas, kam visai tėvai neįdomus. O daugiau kaltės jausmas bus, nes tu visą laiką galvoji, tu galėjai padaryti geriau, o kodėl va dabar toks sprendimas, o kodėl va dabar taip. Ir tada kalbėsi su to žmogum,
tu jį pratini, pavyzdžiui, labai daug yra žmonių, supranti, kurie pradžioj net ir kavos, pusryčių ir taip toliau neina iš savo tos erdvės ir viskas yra ok, tu ir palieki jį tenai. Kaip keičiasi pamainos, aš vakarais visą laiką dirbu. Tai mes visą laiką šnekam, dokumentaciją rašom apie tos žmonės, ta prasme, kaip jie jaučiasi ir plus šalia eina artimi. Yra pavyzdžiui, kurie labai sunkiai priima tai. Tada tu su jais šnekiesi, kalbi. Tai yra kalbėjimas, tai yra aiškinimas, tai yra, nes pavyzdžiui, tai yra psichologų darbas. Taip. Ir žinokit, tai yra apie žmogų. Aš kaip ir visiems sakau, jūs dabar save turite, taip, jūs eisit per savo sąžinę, per visą tą jūs eisit. Bet dabar viskas tik apie tą žmogų. Kaip padaryti, kad jam būtų geriau. Jam, ne jums, jam. Ne dėl to, kad jums dabar lengviau, taip yra labai faina, jums yra lengviau, jūs dabar ramiau miegat. Iš tikrųjų, kol mano mama gyveno viena bute ir kaip, pavyzdžiui, jinai jau pradėjo griuvinėti ypač, tai tiek maniškiai čia, tiek aš tenai, ypač kai pablogėjo, atsikeli naktį eiti į tualetą ir mintise, o kas jeigu išgriuvus, o kas jeigu tas. Telefonas ryte kokią 8 valandą skamba, viskas jau tau pereina per. Nes nelabas rytas pasakys. Tai supranti, o jau kai jinai buvo tenai, miegojo jinai ramiai ir mes miegojom ramiai. Todėl, kad ir jinai pati bijodavo jau būti naktį namie. Jinai bijodavo, nes jinai turėdavo keltis į tualetą kelis kartus ir logiška, dar silpnai matanti, šviesos nesidega, nes išsibūdins, kaip jinai sakydavo. Tai va taip va ir eina, supranti, link to tualeto. Ir bus, o sistemos tai nėra tokios, kaip pavyzdžiui. Bet šiaip, jeigu žmonės nusprendžia, kad prižiūrės mamą namuose, ar įmanoma prižiūrėti 24 valandas per parą, tobulai prižiūrėti sergantį žmogų namuose ir pačiam nesusirgt, tai paklausiu. Neįmanoma. Ir tai yra neįmanoma. Pradėkim nuo tos, tada reikia kažkam išeiti iš darbo. Ir tai tu 24 valandas, tu supranti, tu gali nusisukti, tu gali išeiti į parduotuvę, nupirkti duonos ir pieno. Ir gali atsitikti nelaimė namuose. Niekas nebus 24 valandas. Tai yra fiziškai neįmanoma. Plus, žmonės, kurie, pavyzdžiui, prižiūri ir, pavyzdžiui, jie dar po to važiuoja į darbą, tik kai jie netenka tėvų, jiem pareina patiems sveikatos. Aš paprastą pavyzdį save turiu. Paskutiniai 4 metai buvo įtampos metai. Paskutiniai metai buvo beprotiškai sunkus man psichologiškai ir fiziškai, nes aš operavausi ir taip toliau ir žinokit, palaidojau mamą, aš su skausmais atvažiavau, palaidojau mamą, tai kaip aš sakiau, mes kai važinėjom su broliu tvarkyti jų visų ten laidotuvių reikalų, jam meniskas, o man susukta visa pusė ir visa kita, bet mes atlaikėm, o po laidotuvių, kai man reikėjo išlipti iš lovos, aš beveik paeit negalėjau ir man tada 8 mėnesiai atsivėrė pragaro. Mane susuko visiškai, fiziniai skausmai taip surakino, kad aš beveik nevaikščiau. Nes pareina, tu supranti, kol tu esi įtampoj, kol tu esi budėjimo režime, tau organizmas, tu neturi teisės būti silpna. O kai viskas pasibaigia, tada ateina tau tas toksai silpnumas, tada pareina tavo emocijos, tada pareina viskas, o tada kūnas sako, o va dabar ateik čia. Tai vat. Bet taip yra. Ir žinok, slaugyti ligonį, paprastą dalyką pasakysiu. Tu gali turėti visas priemonės. Tu gali sakyti, kad aš prižiūrėsiu savo mamą arba tėvelį namuose, aš išeisiu iš darbo, aš darysiu viską, bet bus taip, kad mano mama jau ten neduok dievė niekada gyvenime ten supranti. Nebent jeigu jūs turite pakankamai lėšų, samdyti žmogų 24 valandas per parą ir mokėti, jeigu jūs turite pinigų, taip tada yra alternatyva. Visi reikmenys namuose, specialios lovos, keltuvai, nežinau kas. Tada vienu žodžiu žmogus visą laiką, kuris gauna algą ir dirba. Tada galbūt taip, tada galbūt iš tikrųjų galima prižiūrėti namuose, bet vėlgi prasidėjus vidiniam kraujavimui, prasidėjus dar kažkam tai, tu būsi priverstas įvežti į ligoninę. Ir iš tavo didelio noro prižiūrėti namuose ir kad namuose mama ar tėvelis išeitų laikant tau už rankos, jisai gali mirti ligoniniai. Mes nežinom, kaip bus. Mes galim norėti labai daug. O kokiu atveju tavo patirtyje yra buvę? Nes vėlgi, kalbant apie tos žmonės, kuriuos tau teko prižiūrėti, ar ne, kur tu dirbi? Tarkime, jūs pastebit, kad jau silpsta. Aišku, jūs informuojat artimuosius, kaip jie elgesi. Danijoje.
Kaip jie elgėsi? Daugumoje elgėsi, žinok, protingai ir daugumoje jie, per mano visą praktiką, buvo gal tik keli atvejai, kur jau žmogus yra jau išeinamoji būkliai ir supranti, vis tiek, kaip, pavyzdžiui, mes nematom, tai ten, pavyzdžiui, primaitina vaisių, prigirdo jogurtų. Nes jie vėlgi įsivaizduoja, kad mama arba tėvelis yra alkani. Nieko nevalgė. Pavyzdžiui, kada mano mama valgė? Iš ryto ten valgė, pavyzdžiui, 2 šaukštus jogurto. Bet aš čia šneku apie jau paliatyvę, apie tą, kaip Danijoje yra, tai terminali priežiūra, tai yra fizinės būklės, tai yra skausmo malšinimo ir emocinės būsenos visas komplektas parama. Tai čia jau šneku, kai yra jau duodami vaistai, įvedamos 2 adatos ir duodamas morfinas ir raminantis vaistai. Tuo laiku jau žmogui maisto nebereikia. Ir esmė yra tame, kad visi organai užsidaro, jie atsisako ir žmogus, jisai ramiai išeina. Bet čia ne mes priimam sprendimą. Čia apie pasikeitusią būklę tu informuoji gydytoją. Gydytojas ateina, logiška, kol dar yra gydymas. Kai gydymo nebėra, ta prasme, pavyzdžiui, dar vėl yra dalykas. Yra, pavyzdžiui, žmogaus, jisai atvažiuoja pas mus, jisai turi priimti kelis sprendimus. Pavyzdžiui, kas bus, jeigu širdies sustojimo atveju, jisai bus gaivinamas ar ne. Tai yra jo sprendimas. Iš 100% tik tais kokie 2 nori gaivinti. Čia, jeigu mano mamai būtų sustojus širdis globos namuose, kai jinai silpna buvo viskas, jie būtų privalėję ją gaivinti. Man nieko nėra baisiau už tampymą žmogaus, kai jam jau yra blogai, jam sustoja širdutė, o dar jį tampo ir gaivina. Jam jau laikas išeiti, bet mes užsispyrusiai norime pratęsti tavo gyvenimą, kuris į gyvenimą jau nebepanašus iš tikrųjų. Nes todėl, kad Lietuvoje yra darbuotojai neginami. Čia yra visa sistema. Tada, supranti, prasidės, kad kaip man... O kodėl nieko nedarai? Taip, tu mano mamą, tu jos neišgelbėjai, tu mano mamą nugydai, tu mano mamos neprižiūrėjai, tu mano mamai sustoja širdis, o tu jos net gaivinai. Ir tada eina skundai ir tada eina viskas. O aš apie raminančius ir ten nuo skausmo vaistus iš viso nebeišneku. Bet čia labai plonas dalykas. Čia žiauri. Bet čia, žinok, yra tas, supranti, sąmoningumas. Ir aš dabar žinau, kiek žiūrinčių kiti galvos, čia jinai čia peza, supranti, čia yra sąmoningumas žmonių. Atsidūrus tokioj situacijai, tai yra ne apie mane, ne apie tave, ne apie jūs. Tai yra apie tą žmogų, kuris dabar guli ten. Kuriam galbūt labai skauda. Taip. Ir kuris jai galėtų pasakyti, ko jisai dabar nori. Taip. Tai vargu ar jisai norėtų pratęsti savo gyvenimą. Ir pavyzdžiui, aš sakau, aš labai palyginau ir žinokit, kaip sakom, jūs man atleiskit už palyginimą, bet aš tai tokį dalyką pasakysiu. Mes laikom šuniukus, kačiukus ir visus kitus gyvūnėlius. Ir jeigu esam normalūs žmonės, empatiški žmonės, susirgus mūsų gyvūnėliui, kai veterinaras pasako, kad nebėra jokios vilties, arba dar mes ten galim, sakykime, operuoti, bandyti, mes patys šuniuką užmigdėm. Tu priimi sprendimą, laikydama tą savo mažą gniužulėlį ant rankų ar didelį, ir tu jam leidi ramiai apsuptyje mūsų išeiti. O kai tavo artimas lovoje šaukiasi iš skausmo, yra tokių žmonių, kurie net morfino, ne jau mano mamai ar tėtai, morfino neleisit, jūs jau jo nenuodysit. Duos kažkokią tabletę, užmigdys, užmigs kažkiek tai. Tas žmogus, kuris sakė, ne, mano mamai to neleisit, pareis namo, įsijungs teliką, pasims alaus, pasims taurę vyną. Ir jam taigi neskauda, bet mano mamai jau tų nuodų tai nesuleido. Čia žinok. Ja, čia labai ir čia, atsiprašau, čia dar nėra taip, kad nuo vieno morfino ampolė, supranti, žmogų paima ir nužudo, kaip labai daug kas masto, žinai, ta prasme, nes tai čia jau nužudė. Čia yra, bet tai kaip tu sakai, ši istorija ne apie tave, apie tavo mamą, tu ne apie save, tu turi galvoti. Ir čia, kaip mes kalbėjom apie savanaudiškumą. Aš mamą iki dabar norėčiau turėti. Aš, pavyzdžiui, labai noriu paskambinti ir išgirsti tą, aš tiesiog, tas balsas man, supranti, labas dukryt. Buvo jos gimtadienis. Ir aš nebeturiu kam paskambinti. Kiek kartų buvo, kai aš dar po laidotuvių grįžau.
Aš paskui ištryniu vien dėl savęs ištryniu. Aš ta prasme būdavo paskambinu. Abonementas, tokio abonemento nėra ir taip toliau, supranti. Ir tada verki. Aš skambindavai žinodama, kad mamos jau nėra? Taip, nes tada eina tas toksai, suprantis, savęs gal grūzin, ta prasme, tu save dar labiau, padraskai. Supranti, ir va, mes parsivežėm, kurie man buvo brangus jos daiktus, ir jinai su mumis yra. Mano dukra turi meškutį, Patukas vardas. Jinai tą Patuką su močiutė, ten buvo jų žaislas, tas Patukas yra su mumis, žinai. Tai yra ne apie mus. Aš iki dabar labai norėčiau, kad jinai būtų. Aš labai norėčiau, grįžau, supranti, nuėjau, sėdžiu, išsivežu ją į kiemą, aš labai taip norėčiau. Jinai pirmiausia nugyveno labai ilgą gyvenimą, išėjo 93 metų, antras dalykas, ant pačio galo tai jau nebebuvo gyvenimas. Tai jau buvo mirtis, buvo jos išlaisvinimas. Ir žinai, dar kas yra man skaudžiausia galbūt, bet aš prieš Dievą, žinai, kaip pasakyti. Mano mama visą laiką šito labiausiai bijojo, jinai labai bijojo patalo, jinai labai bijojo ir jinai gavo viską. Ir aš atsimenu jo žodžius, kai jie jau ten susiruošė operuoti, ko nebereikėjo daryti, nesvarbu. Tai jau jinai labai sunkiai kalbėjo ir man brolis padavė telefoną ir jinai pasakė. Sako, tu žinai, ką dabar man darys? Ne, sako, ką su manim darys? Sakau, žinau. Aš bandžiau šnekėti su gydytojais per telefoną, nepavyko. Ir aš gydytojai atsimenu, sakau, tugi supranti, kad jos nebegydysim. Mes gydysim ir padėjo ragelį. Kaip aš meldžiausi, sėdėjau terasoj, kaip aš meldžiausi Daivą, kaip aš meldžiausi, kad mama neatsikeltų, tu neįsivaizduoji. Per operaciją? Taip. Dieve, žinok, atleisk man, kaip aš meldžiausi. Inkstą išėmė. Nes jis supulėvęs buvo. Bet tu žinojai, kad jau nuo operacijos rezultato niekas nepriklausė. Ne, ir dėja jinai atsikėlė ir mano vyras džiaugiasi, o žinok, verkiu ir galvoju, taip žiūri dangų ir galvoju, va dabar pragaro vartai atsivėrė, bet taip ir buvo. Tai buvo kraupu. Paskutinė savaitė buvo baisi. Tai va, bet taip yra. Ir kai aš paskutinę tą dieną atvažiavau, aš jau žinau, kur aš važiuoju, aš tik meldžiausi, kad jinai mane sulauktų. Ir aš ėjau į palatą ir pamačiau, aš tik skyriuje išgirdau, kaip jinai rėkia. Ir aš kokį aš vaizdą pamačiau, pasitikrinau jos būklę ir seselių paklausiau, ar jie yra leidžiami nuo skausmo. Tai taip, tabletė yra paskirta pagal pareikalavimą, sakau, jinai pati pareikalauja. Jau žinok, sarkastiškai ir galiausiai sakau, jūs, sakau, morfiną turit, turit stiprius raminančius. Mes ligonį neslopinam. Sakau, mes šnekam ne apie ligonį, o mes šnekam apie žmogų, kuris išeina. Ar galima gauti tokių vaistų? Tai tada jinai gerai, aš pašnekėsiu su gydytoju, per gal pusę valandos, nereikėjo nei tiek. Ir paskui jinai man sakė, jeigu visi galvotų kaip jūs, mūsų žmonės lengviau išeitų. Nes jeigu jos tai padarytų, jos gali iš kitų, tarkime, senelių artimųjų sulaukti priekaištų. Kad tu tai padarai. Taip, nes tu taip. O supranti, kaip pavyzdžiui, aš... Kai jie suleido tos pirmus vaistus ir kaip pasakyti, aš užgloščiau, aš jai pasakiau, ką aš norėjau pasakyti, jinai dar mane girdėjo. Ir žinok, aš kai atėjau, jinai buvo tokia pamelinavus iš skausmo, rankos išsukiotos ir rėkė. Jinai nurimo, aš ją dar pasiguldžiau ant šono. Rankytės taip sudėjau, žinok. Ir jinai taip ramiai, ramiai ir išėjo. Tai žinok, nors paskutinės 8 gyvenimo valandos, jos buvo ramios. Ir vadinkit mane mama nužudžiau. Žinokit, esmė yra tame, kad tai yra baisu, man tai yra baisu. Kaip galima būti ant tiek, kai kam savanaudžiais, kad laikyti taip, supranti, ir dar tuos vargšus sveikatos darbuotojus, pas kuriuos yra surištos rankos, dar juos, supranti, aš nesuprantu. Aš suprantu, žmonės tai daro iš skausmo. Nesvarbu, kokiom aplinkybėm tu neteksi artimų, tu vis tiek turi kaltės jausmą. Tai fakt. Kad kažką turbūt kažką ne taip padarai, kažko nedadarai, kažkaip kitaip reikėjo pasielgti, begalvodamas apie tai, kad kažką gali padaryti kitaip, tada tu pradedi kaltinti šalia buvusius. Taip. Palauk, reikia gerai pergalvoti, ar čia medikai teisingai pasielgė, o čia kaip čia, ką čia. Tai iš to ir atsiranda šitie tokie dalykai ir neteisingi kaltinimai. Bandant pateisinti save, turbūt. Taip. Ar ne? Bandant pateisinti save. Ir man labai gaila, kad Lietuvoje nėra tos
taip, tai yra paliatyvi slauga, bet va to paskutinio, nu, ta prasme jau to paskutinio, kai yra nuimami vaistai, tada gydytojas šneka su artimaisiais, mes šnekam su artimaisiais, išaiškinam situaciją. Ir jau tada, kai yra adatos, kad nereikėtų to žmogus pastoviai badyti, ir mes turim gydytojo nurodymą, pavyzdžiui, tenai tiek ir tiek kartų per dieną, pavyzdžiui, morfinas. Kad mes nueinam, jeigu mes matom, tas žmogus ramiai guli su muzika, pas mus yra savanoriai, kurie 24 valandas per parą gali su tavim budėti. Tai yra, jie keičiasi kas 4 valandas, tai yra visiškai neapmokamas darbas, tai yra savanoriai. Nes Danijoje yra toksai dalykas, kad žmonės, jie labai yra už tai, kad žmonės negali mirti vieni. Nu, jie nenusipelnė mirti vieni. Ir, pavyzdžiui, jeigu savi, kai kurie būdi savi, pavyzdžiui, bet naktį išeina, jeigu ten darbai. Ir ten ateina savanoriai. Ir žinokit, kai kurie paprasčiausiai sėdi, pavyzdžiui, jie skaito knygą, jeigu žmogus miega, kai kurie už rankos laiko, jeigu, pavyzdžiui, žmogui yra, nu, sakykime, jisai vartosi, nu, neramus. Tada jie mus pakviečia, pavyzdžiui. Mes pasižiūrim situaciją. Jeigu yra jau laikas leisti vaistus ir mes matom, kad jam tų vaistų reikia, mes leidžiam. O kas savanoriais dažniausiai būna? Jauni žmonės ar kaip tik... Žinok, labai jaunų tai nesutikau, nu, bet va, nu, kokių 40 gal. Nu, kažkaip va taip, va. Bet labai daug, žinok, yra. Žmonės tai daro iš empatijos? Iš empatijos. Iš empatijos. Jie negauna jokio atlygio ir jie turi savus darbus. Ir jie būna, jo. Ir, pavyzdžiui, mano viena kolega, kuri išėjęs dabar į pensiją, jinai va dabar savanoriauja. Yra tokių, žinok, kur mes iškviečiam tos savanorius. Ir, pavyzdžiui, yra netgi tokių, va, vienas paskutinis labai atvejis yra įstrigęs. Ta moteris gyvena 10 metų. Aš tenai dirbu 4, aš jos dukrą esu mačius 1 kartą. O šiaip per tuos visus, nežinau, ten 10 metų, nu, ten praktiškai niekas nebuvo atėjęs. Nes, matai, Danijoje, kai žmogus numiršta, mes jį aprengiam. Su šeimos parinktais rūbais, ten laidojimo rūbų nėra. Ir, žodžiu, mes aprengiam tą žmogų ir tada tą pačią dieną ar už dienos, vienu žodžiu, atvažiuoja tie šermenų darbuotojai, jie pasima jau tą karstą ir išneša tą žmogų. Ir Danijoje, pavyzdžiui, yra išdainuojami, tu gali paklausti, ar, pavyzdžiui, norėsit, kad, sakykime, artimieji ateina ir darbuotojai, nu, ta prasme, mes taip išeidinėjame iki to, ten, sakykime, pagrindinio išėjimo ir tada išvažiuoja su mašina. Ir, tipo, nu, ten yra tokios dainos, nu, tokios salvės. Kai kurie nori to, kai kurie nenori. Viskas yra okei, čia yra šeimos pasirinkimas. Ir viskas. Ir jie išvažiuoja. O jeigu artimųjų nėra? O jeigu artimųjų nėra, tai tada mes tik išlydim. Bet apie tą moterį grįžtant, jos tą išlydėjimo, tai, žinok, mums buvo šokas. Gal apie 30 žmonių susirinko. Aš taip galvoju, okei. O kur jie buvo tos Nežinau. metus? Tai, pavyzdžiui, buvo viena moteris, kur mirė, jinai tokia labai planutė buvo ir šeima atvežė tokią rūžavą suknelę. Tai buvo jos beveik jaunystės suknelė. Mes su kolegė ją įvilkome tą suknelę, nors mums buvo pasakyta, kad jūs galit prapjauti nuo nugaro, žinai, bet mes ją vis tiek užvilkom. Jinai atrodo kaip princesė. Pavyzdžiui, ten rūbus atveža savi arba iš to, va, pavyzdžiui, jau kai ateina tas laikas, pavyzdžiui, kuo rengsite, nu, kuo mes turim aprengti. Tai va, pavyzdžiui, buvo vyriškis, kuris su džinsais buvo aprengtas. Jie neturi laidojimo rūbų. Ir nesureikšmina šito. Ne. Ir, pavyzdžiui, vėlgi supranti, jeigu, aišku, ten karstas ir tada išvežama su karstu, tai tada yra jie kažkokio laiko tame šaldytuve ir yra vieno žodžio atsisveikinimas. Tai daugumai būna bažnyčia arba koplytėliai, kur susirenka visi savi, karstas yra neatidarytas. Jie atsisveikina senelių namuose, nu, globos namuose. Taip. Kol dar tas karstas atidarytas, jisai dar lovai guli, tada jie iškelia jį į karstą, artimieji įeina į tą butą, atsisveikina, tada išeina, tada darbuotojai karstą uždaro ir tada viskas. Ir vat jau viskas, karstas niekada nebus atidarytas. Ir amžinatelis jis yra paguldomas į karstą tame savo bute, kuriame ir gyveno. Taip. Į butą atvažiuoja karstas. Man kažkaip viskas labai jaukiai skamba. Bet žinok, Daiva, aš niekada negalėjau pagalvoti, kad aš pirmiausia galėsiu rengti negyvą žmogų. Tai pradėkim nuo to. Antras, aš niekada negalvojau, kad mirtis gali būti graži. Bet mirtis gali būti graži. Aš kaip norėjau, kad mano mamai tai būtų. Nu, nors 8 valandos buvo. Bet supranti, mirtis gali būti graži.
gali groti muziką, jos pavyzdžiui muziką. Tai yra labai gražu. Mes visi mirsim. Ir duok Dieve man tau sulaukti va tokių metų, kur, pavyzdžiui, mūsų mamos ir dar daugiau. Bet vėlgi, kai yra, pavyzdžiui, statistika vedama, dabar žmonės gyvena žymiai ilgiau, ilgaamžiai. Ne. Tiem žmonėms reikia dar daugiau priežiūros, nes kokybiškas ilgaamžis gyvenimas, tai yra, mes turim vieną gyventoją, kuriam yra 97 metai, jisai pats vairuoja mašiną, jisai pas mus pradėjo gyventi dėl žmonos, kuri mirė, nu ir jisai pasiliko. Jam iki dabar nereikia jokios pagalbos, jisai tapo, jisai vasarą savo terasėlį kokias gėlės, jisai yra mūsų šviesulys. Jo mama mirė 111 metų, pati save prisižiūrėjo. Čia genai. Tai va tokia senatvė, tai ilgaamžiškumas, čia yra wow. Bet kai tu nuo 70 metų jau globos namuose ir tu neduok Dievą guli 20 metų, dar kažkas čia jau nebegyvenimas. Ir dar žinok, vėlgi supranti, pavyzdžiui, aš sakau, dar noriu ką pasakyti, kol gyvi tėvai, jūs kalbėkitės ir klauskit, o va mama arba tete, kaip bus, va jeigu tokiai situacijai, kaip? Nes aš, pavyzdžiui, viską žinojau, ko mano mama nenorėjo, aš žinojau, nes mes su ja labai daug kalbėdavomės. Ir aš sprendimus, kuriuos priimiau po to, jau aš ten buvau ir atsisakius to gydymo ir taip toliau, nu, bet vis tiek ten nesvarbu. Bet ta prasme, aš žinojau, kad mama taip nori, ne aš. Ir man visi, nu ten daug, aš žinai, kokia tu stipri, čia ne apie stiprybę, čia apie mamos norą. Aš galbūt būčiau norėjus kitaip, bet suprant, čia buvo mamos noras. Kad daug svarbių dalykų išgirdo tie, kas mūsų klausėsi. Kaip čia būtų geriausiai pabaigti? Žinot, kuo dažniau skambinkit mamom. Bet žinok, taip ir yra. Jūs, žinok, skambinkit, negalit nuvažiuoti, skambinkit. Negalit, nežinau, žinok, skambinkit. Ir suprantat, dar labai noriu trumpai pasakyti, ypač tie, kurie turite Alzheimeriu arba demencija sergančius žmonės, tėvus, ir kai jūs nueinate pas juos aplankyti, ir jie jūsų nepažįsta. Ir jūs galvojate, tai ko aš čia eisiu? Jis vis tiek, nu jisai arba jinai manęs vis tiek Paskutinį pasakysiu dalyką. Vieną kartą buvo vyras, kurio žmona gulėjo pas mus. Jie buvo tik 60 kažkelių metų. Labai tarp kitko gražų žmonės, jinai visiškai nieko neatsimena ir, žodžiu, dar plus ir fiziniai visokie. Ir žodžiu, jisai kiekvieną dieną ateidavo. Mes nematėm vaikų, bet jisai kiekvieną dieną ateidavo, 1:30, jisai ją išsiveždavo su vežimu, jisai žiūrėdavo su ją televizorių, nors jinai, nu ta prasme, jisai visada būdavo. Į metus jisai 2 savaitės nebūdavo, kai išvažiuodavo atostogų. Tai per tas savaitės vaikai taip pat neateidavo. Nu, ten jau jų bėdos. Bet vieną dieną mes su kolegė, taip, žinai, sėdėjom, šnekėjom, jisai kaip tik atėjo, žinai, mes jam pasiūlėm kavos. Ir žinok, ir aš paėmiau ir paklausiau. Sakau, tu turi, ta prasme, gyventi, nu, daugiau dėl savęs. Taip, tu ateik, nu, ta prasme, bet tu neturi ateiti kasdieną. Ir tada man kolegės, nu, jam sako, nes, nu, sako, vis tiek, sako, jinai neatsimena, kas tu. O jisai pasakė, aš atsimenu, kas jį. Viskas. Ir vėl yra viskas ne apie tave, o apie jį. Nes jisai, tai buvo jo moteris ir jisai atsimena ir žino, kas jinai buvo. Ir jisai eina ne pas vatą, eikit pas mamą ar tetę, ar sutuoktinį, kuris va toks, dėl jo. Nes jūsgi eitumėt pas sveiką. Jūsgi eitumėt pas mamą, su kuria galėtumėt sėdėti, gerti kavą, šampano galbūt taurę, juoktis, kalbėti. Jūsgi eitumėt. Ir staiga jūs, pavyzdžiui, nebeinat, nes vis tiek jinai jūsų neatsimena. Eikit. Kol galit, kol turit. Nes kai nebebus, tada pareis sąžinė. O sąžinė žiauriai drasko. Netgi jeigu tu padarai tą, ką galėjai, vis tiek jinai drasko. Toks gyvenimas. Labai jautrus, tylusis pokalbis šį kartą. Ačiū, Asta, tau labai, kad kalbėjai su manim. Taip atvirai, taip nuoširdžiai. Nu, kaip ir mes kalbamės. Kaip mes ir kalbamės. Nu. Ačiū.